Sveiki, mėlieji Dievijos draugai, prenumeratoriai ir svečiai. Malonu, kad mes kartu. Šiandien makaronų mėgėjų diena, nes jūsų dėmesio ir vertinimo laukia spageti alle carbonara, kuriuos gaminsime pagal šeimininkės iš Italijos receptą. Jei likote kartu, belieka pasitelkti gerą nuotaiką ir kviečiu į itališką virtuvę. Mums reikės 500 gramų makaronų spageti, 250 gramų rūkytos šoninės, pas mane jį supjaustyta juostelėmis, kaip ir priklauso pagal receptą. 3 didelių ar 6 mažesnių svogūnų, 3 skiltelių česnako, 60 gramų parmezano sūrio, 3 kiaušinių, kurių tryniai neturi susimaišyti su baltymais. Nežinau kodėl, bet toks receptas. 100 ml grietinėlės, 3 valgomųjų šaukštų alyvuogių aliejaus, tinkančio kepimui, maltų juodųjų pipirų ir druskos. Aš naudosiu Himalajų druską. Dideliame puode užviriname 5 litrus vandens. Kurį pasūdome 5 arbatiniais šaukštais be kaupo druskos. Ir sudėsime makaronus, kurie virs apie 7-8 minutes, kol taps al dente. Beverdant makaronams juos reikia kartas nuo karto pamaišyti. O kol makaronai virs, smulkiai supjaustysime česnaką ir svogūnus. Taip pat per smulkią tarką sutarkuosime ir sūrį. Ir kol darbuojamės, pasidalinsiu keliais naudingais patarimais, kuriuos išgirdau iš recepto šeimininkės. Kad makaronai nesuliptų, juos reikia sudėti virti į gerai užvirusi pasūdytą vandenį. Vandens turi būti didelis kiekis. 100 gramų nevirtų makaronų naudojame 1 litrą vandens. Ir 1 arbatinį šaukštelį be kaupo druskos. Keptuvėje įkaitiname aliejų ir apkepinsime česnaką, svogūnus ir šoninę. Aš gyvenu Vokietijoje ir matau, kad mano kanale lankosi žiūrovai iš įvairių pasaulio šalių. Būtų įdomu sužinoti, iš kokios šalies esate jūs, kaip gamina makaronų patiekalų šalyje, kurioje gyvenate. Būtų malonu, jei įvertintumėte receptą piršteliais ar parašytumėte savo draugišką nuomonę. Tai padėtų Dievijai tobulėti ir tapti jums įdomesne. Produktams apkepus druskiname ir pipiriname pagal skonį. Supilame grietinėlę ir kelias minutes keptuvės turiniui leidžiame pasitroškinti. Išvirusius makaronus nukošiame ir leidžiame nuvarvėti vandeniui. Ir dar vienas patarimas. Makaronų perpilti šaltu vandeniu, kaip daugelis esame įpratę, nereikia. Nes mums reikia, kad prie makaronų gerai priliptų padažas, kuris ir daro šį patiekalą ypatingu. Nuvarvėjus vandeniui nuo makaronų, spageti grįžta į karštą puodą. Įmaišome kiaušinius, kurie turi tolygiai padengti makaronus ir perkaisti. Kai ant puodo dugno nebeliks drėgmės nuo kiaušinių, sudedame padažą.
permaišome su spagečiais, kad padažas tolygiai pasiskirstytų. Ir dedame į lėkštes. Barstome tarkuotų parmezanų ir mėgaujamės. Greita, paprasta ir labai skanu. Gero apetito! Dar daugiau įvairių patiekalų su makaronais jau laukia jūsų Devijoje. Nuorodą, kaip visada, jūsų patogumui palikau video viršuje. Spūstelėkite ir gaminsime, ragausime bei mėgausimės drauge. Na, o man belieka padėkoti, kad buvome kartu iki pabaigos. Ačiū už Devijos palaikymą kanalo prenumerata. Ačiū, kad paskyrėte minutę laiko parašyti draugiškam komentarui ar nuoširdžiam patarimui. Ačiū už video receptų vertinimą piršteliais. Na ir smagu, kad mūsų draugiška kompanija pildosi naujais nariais. Visiems linkiu gražaus šilto rudens ir geros nuotaikos bei gardžių patiekalų. Tad likite sveiki. Iki.